Gerai, sveiki visi. Trečia pamoka, jeigu vėlgi čia papuoliai pirmą kartą ir nežinai, kas čia vyksta, nežiūrėk šito video, grįžk į pirmą, pasižiūrėk pirmo video bent jau pradžią, kad suprastum, kas čia ką šneka ir kodėl, ir tada gali grįžti ir žiūrėti sekančias visas kitas pamokas. Taigi, rizikos perkelimas ir pasiruošimas sistemos perkrovimui. Iliuzija ir viešieji balansai, kaip rizika tampa jūsų ir mano ir visų mūsų problema. Tai mums yra nuolat sakoma per mediją, kad akcijų rinkos muša rekordus, ar ne? S&P 500 indeksas visada padaro naujas aukštumas, naujus all-time highs vadinamus, net jeigu yra kažkoksai tai momentinis judėjimas į apačią, visada išlenda Trumpas, kažką palelekina ir viskas grįžta vėl į viršūnės. Tačiau tai, ką matome kaip rinkos klestėjimą, iš tiesų yra masinis rizikos perkelimas iš privačių rankų ant viešųjų balansų. Anksčiau taip akivaizdžiai ir taip stipriai tai nebuvo daroma, tačiau dabar viskas keičiasi ir būtent tokiu principu yra perkeliama rizika iš privataus sektoriaus į viešą. Kaip tai atrodo realybėje, galim paimti tipinį modernaus, vienaragio žinomo arba tiesiog didžiulės korporacijos pavyzdį, kada tokia kompanija išeina į viešumą ir listinguojasi akcijų biržose. Tai anksčiau įmonės eidavo į biržą ankstyvoj stadijoje ir paprasti žmonės galėdavo pasipelnyti iš jų augimo. Šiandien įmonės lieka privačios tol, kol pasiekia dešimčių, šimtų ir netgi trilijoninės kapitalizacijas ir visą tą laiką didžiulius pelnus susišluoja hedge fondai ir insideriai. Tada, kai tokia įmonė pagaliau išleidžia savo akcijas į viešąją biržą ir dabar geriausias pavyzdys yra SpaceX, kompanija, kuri yra net nepelninga, jau yra Nasdaq'o indekse, bandė gauti pagreitintą kelią į S&P, nepavyko, bet vis tiek, ta prasme, tokios kapitalizacijos kompanija staigiai pasilistingavo ir įmonė, kuri net neturi pelno, sulaukė bele kokios institucinės paklausos. Tai kai tokia įmonė pagaliau išeina į viešąją biržą, eksponentinio augimo potencialas jau būna išsemtas dažniausiai, o tikslas lieka vienas – leisti ankstyviesiems investuotojams išsigryninti pinigus. Tai kas tas akcijas nuperka pačiame kainos pike? Tai padaro instituciniai investuotojai, dažniausiai antros ir trečios pakopos pensijų fondai. Tai reiškia, kad jūsų senatvės santaupos yra panaudojamos kaip išėjimo likvidumas, angliškai skamba geriau, tiesiog exit liquidity, turtingiausiams žaidėjams perkeliant visą ateities riziką ant paprastų mokesčių mokėtojų pečių. Ta pati taisyklė galiojo ir 2008, bankai pasiliko pelnus, o jų padarytus nuostolius padengė valstybės biudžetai. Aš nesakau, kad dabar čia perkant kiekvieną kažkokią tais akciją arba didžiausių kapitalizacijų įmonių akcijas, viskas čia susproks ir sugrius, bet reikia suprasti principą, kodėl staiga kompanijos listinguojasi į viešą sektorių, kai daugybę metų dirbo privačiam ir būtent sutampa laikotarpiai, kada visi puikiai žinom, kad dabartinė finansų sistema nebeišgali suktis taip, kaip sukasi dabar. Tai visiems didžiausiams reikia apsaugoti kapitalą ir geriausiai tą padaryti yra tiesiog paleidžiant viską į viešumą su labai gera naratyva, kad žiūrėkit, čia padarysim Marse ChatGPT ofisus ir, žodžiu, ten viskas suksis ir viskas bus žiauriai fainai. Ir su ta naratyva yra sukuriama paklausa ir pasiūla be abejo. Ir tokiu būdu net ir iš tikrųjų nedaugelis fondų savo norų lenda į šitus akcijas, o paprasčiausiai jie yra įpareigoti, nes jeigu ta akcija yra integruojama, į vieną iš didžiausių pasaulio indeksų, kaip S&P, kaip Nasdaq'as ir panašiai, visi
investiciniai fondai, pensijų fondai, visi, kurie turi, pavadinkim, ir laiko tą indeksą kaip investicinį vienetą, privalo lygiai taip pat proporcingai įsigyti, supirkti ir naujai listinguotos kompanijos akcijas. Tai yra tas vadinamas rebalancing indeksų rinkose. Tai taip, šitas jau pasakytas. Toliau, skaitmeninė infrastruktūra. Tai dabar mes turime senus vamzdynus finansinius ir einam prie momentinio likvidumo. Čia yra dalykai, kuriuo aš neperšu, bet jie yra patentuoti, jeigu ten žodžiu. Sakau, tikslas yra šitų pamokų, kad jūs gautumėt pakankamai žinių, kad žinotumėt, kur lysti toliau, kad susidaryti savo kažkokį tai asmeninį portfeliuką, asmeninės nuomonės ir gauti savo finansinę naudą. Tai visos finansinės ir ne tik finansinės didžiausios institucijos puikiai žino, kad centriniai bankai nebegali išgelbėti ekonomikos, nesukeldami dar didesnės infliacijos. Nes valstybių skolos, tokia kaip Amerikos ir kitos, yra negrąžinamos. Todėl pavadinau protingas pinigas arba angliškai smart money, ruošiasi visiškai naujai finansiniai infrastruktūrai, tokenizuotai ekonomikai. Ir mes čia einam prie to, kam iš tikrųjų yra skirta blockchain technologija institucinėme lygmenyje. Tai nėra įrankis pasislėpti nuo valstybių, nuo įvairiausių mokesčių arba pirkti kavą ar spekuliuoti visokiom kriptovaliutom. Tai yra naujas pasaulio atsiskaitimų vamzdynas, tik tai jisai paremtas ne tuom, kaip daugelis, sakykime, įsivaizduoja. Tai galim panagrinėti labai realų pavyzdį. Įsivaizduokim, kad yra didžiulis Vokietijos automobilių gamintojas, kuriam reikia sumokėti 50 milijonų eurų detalių tiekėjų Meksikoje, Meksikos pesais. Tai tradiciniai sistemoje Vokietijos bankas neturi tiesioginio ryšio su Meksikos banku. Tam, kad šis pavedimas įvyktų, bankai privalo naudoti korespondentinės sąskaitas, tokias kaip Nostro Vostro, apie jas detaliau vėliau, ir iš anksto laikyti įšaldytus milijonus dolerių ar pesų sąskaitose Meksikoje vien tam, kad užtikrintų atsiskaitimus. Ir dažniausiai toks dalykas kaip valiutų rinkos gylis netgi turi pereiti šiai dienai per tradicinę finansų sistemą per daug skirtingų tarpininkų, nes Vokietijos bankas neturi gilaus sąryšio su Meksika, ar ne? Tarkim, euras ir Meksikos pesas tai nėra gilus marketas. Tačiau doleris ir Meksikos pesas yra labai gilus marketas, nes doleris ir Meksika, tarsi Amerika ir Meksika, tai ir bendradarbiauja, ir dirba, ir panašiai, ir ta prasme, doleris ir šiaip kaip rezervinė valiuta, jinai turi gerokai gilesnius marketus lyginant su kitom valiutom. Dėl to dažnu atveju tu turi konvertuotis iš pradžių į dolerius, iš dolerių į pesus. Ir tai pereina per skirtingus tarpininkus, kur kiekvienas šitas judėjimas kainuoja ir užtrunka laiko. Jau nekalbant apie tokias kaip pavyzdžiui kažkokioj, tarkim, Rumunijoje. Rumūnas, turintis Rumunijos valiutą, dabar stovi Meksikoje, perka ledus ir kiek turi praeiti skirtingų transakcijų tam, kad įvyktų tas pavedimas ir pinigai būtų settled. Tu turi konvertuotis Rumunijos valiutą į eurus, nes rumūnai su Meksika tikrai neturi gilaus marketo. Tu turi eiti į eurus, eurai turi eiti į dolerius ir doleriai turi eiti į pesus. Tai yra labai ilgas, komplikuotas ir brangus mechanizmas, kurį bankai ranina per Swiftą ir visus kitus dalykus jau N metų, bet tai yra tiesiog nebesustainable ilgalaikiai perspektyvai. Tai visam šitam pasaulyje šitaip stovi per Vostro ir Nostro sąskaitas daugiau negu 30 trilijonų dolerių. Tai yra negyvas kapitalas. Tai štai kur įsijungia naujos kartos technologijos, tokios kaip XRP-Elas ir On-Demand Liquidity ir kitos panašios technologijos. Tai vietoj to, kad bankas laikytų įšaldytus pinigus Meksikoje, jis gali panaudoti neutralų skaitmeninį turtą, kaip greitkelį, kaip tiltą.
Tai viskas tada gaunasi maždaug taip. Vokietijos bankas perveda eurus į skaitmeninę biržą, kurioje automatiškai nuperkamas neutralus skaitmeninis turtas. Šis skaitmeninis turtas per 3 sekundės yra persiunčiamas į Meksikos biržą ir ten pat akimirksniu parduodamas už Meksikos pesus, kurie įkrenta į tiekėjo sąskaitą. Ir tai yra ne tik susirašinėjimo protokolas, kaip tarkim Swiftas arba ISO 20022, nes tarkim dabar jeigu tu pervedi pinigus, va tarkim Revolute, ar ne, va aš paėmiau ir pervedžiau iš Revoluto į Swedbanką, taip tu gavai pinigus iš karto, bet tu gavai juos tik dėl to, kad įvyko susirašinėjimo, tas pavadinkim pretenzija, tas kleimas, jisai yra užfiksuotas, bet settlement neįvyksta dar bent, iš tos pačios valiutos dar bent kelias valandas, iš skirtingų valiutų, skirtingų pasaulio šalių, tai užtrunka dienomis ir kainuoja kosminius mokesčius bankams ir visiems kitiem tarpininkam. Tai viso to rezultatas yra, kad pavedimas, kuris anksčiau užtrukdavo kelias dienas, reikalaudavo daugybės tarpininkų bei įšaldyto kapitalo, įvyksta per kelias sekundės. Dėl to bankams nebereikia laikyti iš anksto finansuotų sąskaitų, kitaip tariant, pre-funding accountų, ir tai atlaisvina daugybę milijardų, kuriuos jie gali investuoti ir gauti pelną ant tų pinigų. Dabar atsiranda kita problema. Tai jeigu mes turim kažkokį tai tiltą, tai tas tiltas negali būti pigus. Ir čia yra likvidumo matematika. Ir dabar paaiškinsiu ją šiek tiek detaliau, nes 99% retailo investuotojų net neįsivaizduoja, kas tai yra. Tai dažnai girdime kalbas apie tai, kiek turėtų kainuoti vienas ar kitas kažkoksai tai skaitmeninis turtas. Šiuo atveju yra pagrinde kalbama apie skirtingas kriptovaliutas, bet viskas yra remiamasi emocijom ir spekulacija. Bitcoino kaina, eterių, solanų, visokių kitų dalykų kainos, kai tu šneki su retailu, remiasi kažkokia tai logika paremta spekulacija arba emocija. Tačiau instituciniam pasaulyje, kai kalbame apie momentinį likvidumą ir vertės perkelimą tarp valstybių, skaitmeninio turto, to tilto, kaina tampa mechaninė ir matematinė būtinybė. Nes jeigu norėsite per 3 sekundės perkelti $1 milijardą iš Europos į Aziją, naudodami skaitmeninį turtą kaip tiltą, to turto rinka turi būti visiškai milžiniška. Jei tilto turtas yra pigus ir jo bendra vertė rinkoje yra maža, pabandę nupirkti jo už $1 milijardą tiesiog sugriausite rinką. Dėl to atsidarius Bank of International Settlement puslapius, ir kurie atrodo štai taip, tuoj parodysiu. Atsidarote data.biz.org ir galite susirasti absoliučiai visą informaciją, kuri yra reikalinga čia, ir tokiu atveju galite susiskaičiuoti, kiek pinigų ir transferių yra perkeliama, kiek užstato yra paliekama pasaulyje šitose vietose, tiesiog paprastiems tarptautiniam pavedimam, ir galima išsiskaičiuoti minimales kainas, kiek tam tikri skaitmeninio turto vienetai turėtų kainuoti tam, kad galėtų pernešti visą šitą procesą. Ir on-demand liquidity yra patentuotas įrankis, kuris yra patentuotas vienos kompanijos. Galite labai nesudėtingai pasiieškoti per Amerikos patentų duombazę ir susirasti tą kompaniją ir susirasti būtent tuos skaitmeninius turtus. Taigi, kalbant toliau, todėl, norint perkelti pasaulinės skolas, išvestinės finansinės priemonės ir kasdienius tarptautinės prekybos visus tuos trilijonus, milijardus pinigų, skaitmeninio tilto vieneto vertė privalo būti labai aukšta. Aukšta kaina čia nėra spekulacija. Tai yra pamatinė funkcija, leidžianti sistemai absorbuoti didžiulius kapitalo srautus be jokios trinties. Būtent tam tapti globaliu didžiulio likvidumo užstatu, digital collateral, ir būtent iki rugpjūčio mėnesio Amerikos
institucija turėtų pateikti aiškias reguliacijas, kas yra digital commodity ir reguliacijas būtent for the digital collateral. O čia kaip keistai pasakiau, for the digital collateral. Ir kartu tai sutampa su Clarity Acto pasirašymais ir visą tai gali tapti atsiskaitimo įrankiu, yra projektuojamos būtent tokios infrastruktūros. Tai išvada yra tokia, kad dabar yra pabaiga, bet tuo pačiu nauja pradžia. Ir apibendrinant pirmą šitą modulį kurso, pavadinkim, nes tai yra pirmo modulio pabaiga, sakykime, šitą pamoką. Mes dabar gyvename sistemoje, kuri pasiekia savo ribas. Pinigai yra tik buhalteriniai įrašai, nuolatinė infliacija yra kaina už nevaldomą valstybių skolą, o finansinė rizika per IPO ir pensijų fondus yra tyliai užkraunama visuomeniai. Tuo tarpu išmanusis kapitalas, pavadinkim taip smart money, kloja naujus bėgius, tokenizuotas didžiasias knygas, ledgerius ir momentinio likvidumo sprendimus, kurie atlaisvins trilijonus dolerių negyvo kapitalo. Ir visa tai leis optimizuoti ir spręsti dabartinės problemas ne su naujom valiutom ar kažkokiu naujais pinigų formatais, bet su teisinga monetarinė politika. Tai važiuojant toliau vis gilyn ir gilyn, ir aptarsime, kaip, kodėl ir apie ką visą tai veikia su daugiau detalių. Dabar mes uždarėm pirmą modulį su primityviais tokiais pagrindais, jie turėtų būti pakankamai aiškus ir važiuosime toliau. Ačiū ir iki pasimatymo.